Sveiki, senokai nesimatėme. Šiandieną gerdamas arbatą pajaučiau troškimą įrašyti naują video ir pasidalinti viena patirtimi, kurią aš turėjau prieš keletą dienų. Kada ateina man tokia mintis kažką padaryti, aš stengiuosi tai ir padaryti, nes suprantu, kad greičiausiai kažkam iš jūsų ta patirtis bus reikalinga. Ir Dievas žino kodėl. Taigi, aš dirbau vienoj siuntų išvežiojimo įmonėj jau maždaug 8 mėnesius. Rytais nuvažiuoju į sandėlį, pasikraunu siuntas ir maždaug per 3-4 valandas iki pietų tas siuntas išvežioju. Taigi prieš keletą dienų aš nuvažiavau, pasikroviau pilną mašiną siuntų ir atvažiavęs į savo rajoną pradėjau jas išnešioti. Ir kada įvažiavau į savo rajoną, pradėjo pliaupti lietus. Ir tas lietus taip stipriai pliaupė, kad valytuvai nespėjo valyti langų. Turėjau įsijungti aukščiausią valytuvų greitį. Tai užsidėjęs tokią salafaninę striukę su kapišonu, tas siuntas nešiau nuo durų prie durų. Ir kada maždaug įpusėjau, kada maždaug pusę siuntų išnešiojau, įsėdęs į mašiną, nusistačiau navigacinę sistemą važiuoti iki sekančio adreso. Ir pabandžiau įsijungti valytuvus, bet valytuvai neveikė. O lietus taip stipriai pliaupė, kad priekyje nieko negalėjau matyti. Kadangi mums yra duotas laikas, per kiek laiko mes tas siuntas turime išvažiuoti, aš pagalvojau, negaišiu laiko ir pabandysiu nuvažiuoti iki sekančio adreso su neveikiančiais valytuvais. Žinote, važiavau maždaug 10 minučių, nors ten kelio buvo porą minučių. Važiavau labai lėtai, nes matomumas buvo tiesiog nulinis. Nes lietus pliaupia ir tu per pliaupiantį langą nematai, kur važiuoti. Tai nuvažiavau iki to, galima sakyti, nušliaužiau, jeigu taip galėčiau išsireikšti, iki to adreso. Ir žinote, nunešiau siuntą, sėdau mašiną ir galvoju, ką toliau daryti. Ir toks vienu momentu atėjo toksai vidinis nusivylimas, kad negaliu užbaigti darbo. Ir kilo mintis, paimsiu, galvoju, aš tą valytuvų perjungėją ir nulaušiu. Taip, kyla ir man tokias mintis, kaip ir kitiems žmonėms, aš nesu išimtis. Bet kada tokias mintis ateina, aš stengiuosi jas nuginti. Ir tą akimirką aš pagalvojau, juk aš turiu Dievą, juk aš galiu pas jį ateiti, juk jis man gali padėti. Anksčiau visada padėdavo. Nulenkiau galvą mašinoj, pradėjau melstis, paaiškinau Dievui situaciją ir paprašiau, kad jis kažkokiu būdu man padėtų, kad tie valytuvai pradėtų veikti ar duotų kažkokią tai kitą išeitį. Nes dažną kartą, žinote, mes kaip tikinti žmonės tikimės vienokio atsakymo, bet Dievas turi įvairių būdų, kaip padėti toje situacijoje. Aišku, man tą akimirką atrodė, kad tai vienintelis sprendimas – sutvarkyti man valytuvus, aš to ir prašiau. Bet dažnai gyvenime būna, kad matydami arba norėdami matyti tik vieną atsakymą, mes praleidžiame kitus Dievo atsakymus, kada jis atveria kitas duris, kurių mes nematome ir nematydami tų kitų atvirų durų mes pykstame Dievą. Tai melsdamasis aš, aišku, prašiau, kad jis duotų man bet kokią išeitį. Pasimeldžiau, paėmiau šitą valytuvų perjungėją, pabandžiau pakelti į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę. Bet valytuvai vis tiek neveikia. Galvoju, ką toliau daryti. Kitų išeičių nematau, kol kas nemačiau. Tai pamaniau dar nuvažiuosiu iki vieno adreso, nes tas adresas buvo maždaug 10 minučių, ne 10 minučių, 10-15 metrų į priekį. Tai
nuvažiavau iki šito naujo adreso, nunešiau siuntą, įsėdau mašiną ir galvoju, toliau tikrai nebegaliu važiuoti, nes kiti adresai yra jau toliau važiuoti reikia. Tai galvoju, na ką, namo važiuosiu, bet o kaip aš važiuosiu namo, jeigu valytuvai neveikia. Ir vėl pasijaučiu tokioje aklavietėje ir galvoju, Viešpatie, kodėl tu neatsakai į mano maldą, nes aš nežinau, ką man toliau daryti. Ir atėjo mintis, kad gerai, pabandysiu dar kartą. Užvesiu mašiną ir jungsiu valytuvus. Nežinau, kodėl tokia mintis atėjo. Užvedžiau mašiną, jungiau valytuvus ir valytuvai pradėjo veikti. Iš antro karto. Ir aš tavęs klausiu, kodėl, kažin, Dievas neatsakė iš pirmo karto. Ir man atėjo mintis, kad Dievas norėjo mane išbandyti. Norėjo mane išbandyti, kaip aš reaguosiu, jeigu jis neatsakys man iš karto. Maištausiu, pyksiu, prikaišiusiu, piktžodžiausiu. Juk dažnai tai būna tikinčio žmogaus gyvenime, kada Dievas iš karto neatsako, žmogus susierzina ir nebenori bendrauti su tokiu Dievu. Aš dėkoju Dievo dvasiai, kad jis suteikia man kantrybės, ramybės, pasitikėjimo Dievu toje situacijoje, neatsakius jam iš pirmo karto. Tai buvo man pamoka, kad ateityje gali vėl taip nutikti. Ir jeigu taip, man reikia išlaikyti tikėjimą juo. Netgi tada, kada Dievas man iš karto neatsako. Taigi, tas Dievas, į kurį aš tikiu, kuriam aš esu brangus ir kuris mane myli, tas Dievas myli ir jūs. Ir jis yra pasiruošęs jums padėti taip, kaip padėjo man. Ko jums reikia, tai pasitikėti juo. Tomis sudėtingomis gyvenimo situacijomis nebijoti ateiti pas jį ir paprašyti jo pagalbos. Nežiūrinti tai, kad galbūt jūs viską išbandėte. Nežiūrinti tai, kad galbūt jums ateis mintis, kad Dievas jums negali padėti, nes jūs viską išbandėte. Dievas yra Dievas, jam nėra neįmanomų dalykų. Išbandykite jį. Ir pamatysite, koks jis geras. Pamatysite, koks jis nuostabus. Tokiu liudijimu, tokia patirtim aš norėjau šiandieną su jumis pasidalinti. Tikiuosi, kad ši patirtis buvo jums naudinga. Na, o aš susimatysiu su jumis sekantį kartą. Noriu palinkėti jums palaiminto vakaro. Iki.